Ūkis mūsų įsikūrė, pradžia, sakykime, buvo tokios pirmos užuomazgos 2008 metais. Tiesiog buvo didelis labai noras gyventi kaime. Gyventi kaime iš pirmo karto nepavyko, tai buvo mūsų jau antras bandymas, nes vis tiek reikėjo labai, resursų tam reikėjo, nes ir sodybą reikėjo atstatyti, ir gyvulius įsigyti. Nusprendėm užsiimti mėsinę galvininkystę. Pradžiai informacijos nebuvo daug. Tais metais tai tikrai buvo besivystanti žemės ūkio šaka ir kažkur pasiieškoti, kažkur gauti kažkokių daug žinių nebuvo kur, tai toks eksperimentas kaip ir įvyko. Veislę išsirinkom, dabar tikrai gėda pasakyti, dėl grožio. Rinkausi tas, kas man kaip ir labiausiai patiko. Ir ačiū Dievui, kad mumis išgelbėjo būtent tą vietovę, kurioje mes gyvenam ir ūkininkaujam, nes jeigu ne šitos Nemuno užliejamos pievos, tai tikrai su šitą veislę mes nebūtumėm susitvarkę. Nes auginam tik tais ant žalienų, tik tais ganom ir neduodam jokių kitų papildomų pašarų, o šarolę auginti tikrai reikėtų papildomai pašerti gyvuliukus. Pradėjom nuo 5, nusipirkom 5 veršingas telyčias, vieną mišrūnę angusę padovanojo uošvis ir nuo šito ir prasidėjo. Turime iki 15 karvių, bulius reproduktorius, tai bendroji sumoje tai yra iki 45-50 gyvulių, tai tiesiog nėra pastovu, šitas skaičius įsvyruoja. Šita teritorija, jinai tikrai yra išskirtinė, jinai tikrai yra ypatinga, nes praktiškai 100% ūkio teritorijos yra Nemuno užliejamos pievos, yra Natura 2000 ir netgi yra ornitologinis draustinis. Čia lankantis, važiuojant per šitas ganyklas, čia važiuoji kaip safarija ir paukščiai, ir gyvūnai, ir, sakykime, netgi įvairiausios ir kitos rūšis, kurių mes seniau nematydavom. Tai yra labai gražu stebėti ir labai įdomu. Ir mes pasirinkom ekologiškai ūkininkauti, todėl kad pati šita mūsų ūkininkavimo šaka, mėsinė galvininkystė, ganant, jinai tiesiog yra pati iš savęs ekologiška. Tai netgi būtų keista to nesirinkti. Atsižvelgiant į sektorių, mūsų gyvuliai yra laikomi palaidi ir jie turi galimybę kiaurus metus laisvai judėti. Tvartai yra gilaus kraiko ir mūsų kaip ir pats tvartas jis yra mėšlydė. Jau keletą metų iš eilės mes žiemos periodų naudojam gerąsias bakterijas, kad iš karto kompostuojamas mūsų mėšlas, jisai iš karto fermentuojasi ir mes praktiškai viską panaudojam paskui savo ūkio reikmėm. Kadangi mūsų ūkis yra veislinių galvijų ūkis, visų pirma mes dirbam veislininkystės kryptimi ir stengiamės tikrai maksimalią galvijų dalį parduoti kaip veislinius galvijus. Realizavom mėsą ir savo produkciją tiesiai iš ūkio. Mums tikrai pasiteisino ir tai dabar mes darom ir ateityje planuojam netgi ir plėsti šitą veiklą, realizuoti ne tik tais mėsą, bet ir produktus kažkokius pagamintus. Kas liečia visą šitą kraštovaizdį ir tą aplinką, kurioje mes gyvenam, tai viskas gerai. Mes tikrai esame prisitaikę ir kaip ir sakiau, kad mes čia yra suradę, mes esame balansą. Vienintelis dalykas, kas tikrai daro ypatingą mūsų ūkį, kad mes galim būti užlieti. Ir būna momentų, kai mes tikrai virstam sala ir tuo momentu tikrai turim ir pasispausti ir neišeis pasivaikščioti karvytėm išeiti iš tvarto, tada tikrai, kaip sakiau, ir muziką kartais leidžiam, kad ir toks nervus nuraminti. Kas yra geras ūkininkas, tai yra labai sudėtingas klausimas. Jeigu žiūrint į gyvulininkystę, mano manymu svarbiausia yra mylėti gyvulius, mėgti. Ir mylėti ir mėgti tą aplinką, kurioje tu gyveni. Ir aš nežinau, tai gal yra kažkokie ir auklėjimo dalykai, kad nereikia visada norėti tik viską paimti, bet reikia norėti ir kažką duoti.